Sveiki. Šeštadienį Lietuvos parlamentarai susirinks į rudens sesiją, o jos išvakarėse dėmesį atkreipė įdomus pasiūlymas, artėjant Lietuvos pirmininkavimo ES pasirašyti tarppartinį susitarimą, kaip bendromis jėgomis jam pasiruošti ir kaip veikti. Seimo narys Vytenis Andriukaitis šios iniciatyvos autorystę gali prisiimti savo. Kaip kilo ši iniciatyva? Ši iniciatyva kilo mūsų Europos reikalų komiteto pirmininko ir pavaduotojų pasitarime. Aš ją iškėliau ir kėliau ją ne vieną kartą ir sulaukė pritarimo tiek pirmininko, tiek pavaduotojų. Tai buvo jau prieš metus laiko, kadangi mes rėmėmės patirtimi Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą, Lietuvos stojimo į NATO, taip pat patirtimi pasirašant pagrindinius tokius ilgalaikius susitarimus, kurie užtikrina Lietuvos siekių įgyvendinimą. O Lietuvos pirmininkavimas tai čia milžiniškas iššūkis visai visuomeniai, visiems Lietuvos žmonėms, Vilniaus miestui, Lietuvai, visiems politikams ir šalies prezidentai ir būsimai vyriausybei. Tai mes turime iš anksto išties jau dėti pastangas, kad pirmininkavimas būtų sėkmingas. Tų nacionalinių susitarimų tarp partijų jau būta ir jie visi, rodos, nesėkmingi buvo pakankamai. Ar tikite ateiti šitos susitarimo? Istorija rodo ką kitką. Nacionaliniai susitarimai dėl stojimo į NATO buvo patvirtinti visų parlamentinių partijų ir jų atstovų parašais. Ir tuomet nuo 2002 iki 2004 metų nieks neeskalavo problemų dėl krašto apsaugos, dėl biudžeto skirimo ir kitų dalykų. Jie realizavosi 100%. Lygiai 100% realizavosi nacionalinis susitarimas dėl stojimo į Europos Sąjungą. Netgi referendumo surengimas ir konstitucijos pataisos, į konstitucijos priėmėm sudėtingas pataisas dėl žemės ūkio paskirties, žemės pardavimo užsieniečiams, dėl konstitucinio akto. Taip pat remdamėsi tuo susitarimu priėmėm eurointegracinių modelių įgyvendinimą tiek konstitucinių, tiek įstatyminių lygių. Tai viskas pavyko 100%. Penktadienį mes kalbamės prieš penktadienį vyksiantį pasitarimą Seimo pirmininkės kabinete šitų klausimų. Ko jūs tikitės? Aš tikiuosi, kad mes išties nubrėšime susitarimo gairės, konkretizuosim uždavinius, susitarsime dėl tų pagrindinių darbų, kuriuos reikia daryti, o taip pat dėl biudžeto asignavimų, kurie neturėtų būti paversti, ginčių ir diskusijų objektų. Susitarsime išties dėl darbų, dėl programos, dėl finansavimo, dėl mechanizmų, dėl darbų tęstinumo, kad 2012 metų rinkimai nenutrauktų pasirengimo, nes, kaip žinote, pirmininkavimas apima ilgesnį laiką praktiškai. Reikia dirbti 3 valstybių komandoje, reikia pradėti nuo 12 metų pirmo pusmečio ir ateiti į 13 metus ir perduoti estafetę kitai šaliai. Taip kad darbų tikrai yra grandinė didžiulė. Lietuva nedidelė šalis, todėl mums be galo būtina pasiekti gero susitarimo viduj. Slovenijos pavyzdžių. Slovenija pirmininkavo puikiai. Prasideda Seimo rudens sesija. Kokie pirmiausia klausimai bus sprendžiami tokie esminiai? Žinoma, esminiai klausimai ir Seimo rudens sesijoje yra vidaus politikos, tai yra kitų metų biudžeto projekto klausimai, nes su juo susiję viskas. Visos gyvenimo sritys. Aš manau, kad ir šiam kontekste, nors, padėtis nėra gera, šiam kontekste turėsime susitarti, kokia euro pirmininkavimo programa turi būti. Keletą metų mus varginusi ekonominė krizė kai ko ir išmokė. Pirmiausia, mažiau pasitikėti bankais ir jų brukomomis paskolomis. Bet štai sunkmetis tarsi traukiasi, o šalies komerciniai bankai vėl žmonės vilioja lengvai prieinamais kreditais būstui. Ką apie šį įtartiną gundymą mano Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas. Kaip jūs vertinate bankų paskolų išdavimą būstui dabar atsinaujinusią tokią praktiką naują? Vertinu kaip visiškai normalią, sakysim, ir teigiamą, ir tiek ir iš vartotojų pusės yra žymiai atsakingesnis skolinimas, skolinasi mažesnės sumas,
tokiame ekonomiškam ir, žodžiu, būstui, žmonės skolinasi gyvenimui, nėra, ta prasme, norų ten spekuliuoti ir panašiai, ir bankai žiūri taip pat, sakant, jeigu pajamos yra ir perspektyvos žmogaus, tai teikia tokias paskolas. Tai aš manau, kad dabar toks dydis ir apimtis, kurios yra, tai jos beveik visiškai normalios, jeigu jos, kaip sakant, ir toliau išliktų, tai tokia atliktų pusiausvyrinė, ta prasme, tendencija skolinimo, ta prasme, tarp paklausos ir pasiūlos. Aš vertinu taip, kad kaip normaliai atsigavusi, ta prasme, rinka, gali šiek tiek būti aktyvesnė, bet nelabai daug. Pagal žmonių pajamas, pagal pragyvenimo lygį, tai aš manau, kad tai yra atitinka. Ar netves į naują krizės etapą toks skolinimosi skatinimas iš bankų pusės? Aš dabar nelabai matau tos skatinimo. Tam tikra konkurencija, aišku, yra, bet tos ir atsakingos skolinimo nuostatos, jos liktai ir nustato tam tikrus rėmus. Štai dabar DNB banko tokia praktika, 100% kiek jie turi paskolų portfelio. Taip, matau, čia yra tikrai išskirtiniai atvejai ir yra tik tai keli vienetiniai atvejai, kurie ten, žodžiu, gali būti nagrinėjami tik tai, bet tikrai tai nėra taisyklė. Prasme, visumoje taisyklė yra, kad skolinama nedaugiau 85% ir, man atrodo, to visi bankai ateityje laikysis. Centrinis bankas parengė griežtesnės komercinių bankų kontrolės taisyklės. Kaip jūs jas vertinate? Jos pakankamos šiais krizės laikais? Visumoje mes vertinam teigiamai ir atrodo, kad šitos taisyklės mes turbūt įtvirtina dabartinę skolinimosi praktiką. Tai nustato vienodas taisyklės ir vienodą tvarką visiems dalyviams. Tai, žodžiu, bankai jau nekonkuruos vienas teikdamas 90% ar 100% turto vertės, visiems bus vienodas, sakant, maksimalios paskolos dydis, taip pat ir gyventojų pajamos gan konservatyviai yra vertinamos pagal, kad nedaugiau kaip 40% pajamų būtų skiriama paskolos aptarnavimui. Tai visumoje tos taisyklės mes jas vertinam teigiamai ir ilgokai, sakysim, dėl to diskutavom, bet aš manau, kad bankai jau dabar pagal tas taisyklės daugmaž vykdo skolinimą ir ten kažkokių tai problemų nesudarys. Mūsų šiek tiek turbūt gal neramina, kad skolinimas yra dvipusis procesas, kaip žinot, skolinimo ir skolinimosi. Ir europinių lygių, europinėse institucijose, kada mes, pavyzdžiui, Europos bankų federacijoje buvo diskutuojama arba su Europos komisija, ten buvo kalbama apie skolinimą ir skolinimąsi. Tai yra prasme, kad jeigu mes tik tai varžysim, sakysim, reglamentuosim vieną sektorių, bankinį sektorių, tai aišku, bankinėme sektoriuje tą riziką tikrai suvaldysim, bet jį visuomenė gali iškilti iš neatsakingo skolinimosi iš gyventojų. Juk nepaslaptis, kad buvo ir tam tikras didelis pakelimas ir labai didelis noras visur gauti tas paskolas, įsigyti turtą, tikintis, kad jo vertė augs ir panašiai. Todėl matyt, vartotojų organizacijos dabar galėtų, kaip sakant, dar pasitarnauti, atlikti gerą darbą, priimdami kažkokios geros skolinimosi nuostatas, kur būtų numatyta, kaip turi elgtis pats skolininkas, ką jis turėtų įsivertinti, kad jis turėtų būti nebandytų apgaudinėti kredito įstaigos, ten pateikdamas ne visai sąžiningus duomenys, užaukštindamas pajamas ar nuslėpdamas kažkokius tai duomenys, nuslėpdamas kažkokius įsipareigojimus jau turimus ir panašiai. Tai tokios nuostatos turėtų būti taip pat priimtos, kad visi rinkos dalyviai laikytųsi tų nuostatų. Sakykit, ar dabar Lietuvos valstybė skolinasi iš bankų ir kokiems reikalams? Iš bankų skolinamasi pagrindę tik trumpalaikiams tikslams.
Bankai taip pat, aišku, valstybei skolina, bet ne savo pinigus, o investuotojų pinigus. Jeigu klientai, pavyzdžiui, Skandinavijos šalise nori įsigyti vyriausybės vertybinių popierių ar panašiai, tai tokiu būdu bankai perka savo klientams vertybinius popierius, bet ne savo, o, sakysim, investuotojams. Tai tokiu būdu liktai traukia investuotojus į vyriausybės sektorių, bet tai nėra tiesiogiai bankų skolinimas, kai kartais gali būti suprantama. Šį antradienį Rusijos bendrovė Gazprom tęsėjo savo žodį ir pradėjo pildyti dujomis Baltijos jūros dugnu nutiestą dujų vamzdyną Nord Stream, dėl kurio mes sulaužėme tiek iečių. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo ir premjeras Vladimiras Putinas bei buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Schröderis. Būtent jis 2005-aisiais pasirašė dujotiekio tiesimo sutartį su Putinu. Vamzdynas nusitęsė 1220 km nuo Vyborgo iki Vokietijos pajūrio miesto Greifsvaldo. Per šį dešimtmetį Vokietija ir kitos vakarų šalys per metus gaus iki 200 milijonų kubinių metrų dujų. Maskva tvirtina, kad Nord Stream taps saugikliu nuo trikdžių, kuriuos nuolat rengia Ukraina, dažnai užsukdama dujų tiekimo sklendes į vakarų šalis. Kita vertus, šiaurinis dujotiekis apsaugos Rusiją nuo galimų komplikacijų, pumpuojant dujas kitu planuojamu nutiesti dujotiekiu South Stream. Šiaip ar taip, Baltijos šalys 6 metus kovojusios prieš dujotiekio tiesimą aplenkiant jas patyrė pralaimėjimą, nes pragmatiniai rytų ir vakarų santykiai atmeta bet kurias mažesnių šalių ambicijas, argumentus ir emocijas. Toks jau tas šiuolaikinis pasaulis, kai ideologija ir moralė neranda vietos ten, kur dominuoja pragmatiniai interesai, net jeigu to šalys yra ir bendroje ES šeimoje. Su Dievu.